Pasakysiu labai nuoširdžiai, man nėra iki galo aišku, kas yra tie Kėdainiai visų. Ar tai yra projektas, ar tai yra tavo reklaminės kampanijos pavadinimas, ar tai yra kažkokia nauja partija. Tai pradėkim nuo pat pradžių, jeigu čia yra irgi tokių žmonių, kuriem galbūt ne iki galo aišku, kas tas Kėdainiai visų per darinys. Tai yra organizacija, aktyvių kėdainiečių organizacija, būrinti mūsų visus veikti. Aš asmeniškai labai tikiu Kėdainių visų idėją. Tikim, kad iš tos organizacijos savivaldos rinkimuose po 2,5 metų susiburs judėjimas tų žmonių, kurie nori dalyvauti politikoje. Nes organizacijoje iš patirties sakau yra visko. Yra žmonių, kurie nori dalyvauti politikoje, yra žmonių, kuriems yra smagu būti su tais, kurie nori dalyvauti politikoje, yra žmonių, kurie turi idėjų, jie siūlo, bet jie niekada neis į rinkimus. Tie, kurie nori dalyvauti po Kėdainių visų vėliava, yra Kėdainių visų organizacija, asociacija, o rinkimų metu bus Kėdainių visų judėjimas, kuriame dalyvaus tie žmonės, kurie nori eiti į savivaldą ir ją keisti. Ir tikiu. Ir labai tikiu, kad po 2,5 metų tas rezultatas, dabar yra 5 mandatai savivaldybės taryboje, jis bus kur kas didesnis. Supratau, jau yra skaičių žmonių suburtų šio projekto, šios organizacijos, ar ne, ir mačiau ir mieste vaikščiančių su džemperiais. Jaučiasi tas pulsas, ar ne, bet galbūt galim pasikalbėti, kiek maždaug yra tų žmonių, kas jie tokie, kas yra tie žmonės, kurie, na, yra šioje organizacijoje kartu su tavim. Įvairių sričių, įvairiaus amžiaus, įvairių patirčių kėdainiečiai. Čia yra labai daug jų atėjusių. Turime 5 savivaldybės tarybos narius, kaip ir minėjau. Nematau, ar visi šiandien tik tais yra atvykę, bet iš esmės 5 aktyvus jau dalyvaujantis politikoje žmonės. Nuo mokytojų iki studentų, nuo įvairius darbus dirbančių toje pačioje įmonėje Lifosa, iki seniorų, kurie dalinasi savo patirtimą atėję pas mus ir į mūsų organizaciją. Norim bendrauti ir tikrai norim prisistatyti ir tikrai nieko neslėpiam už savęs. Jeigu matote, jeigu kyla klausimų, visą laiką prieikit, visą laiką prisistatysim, visą laiką parodysim. Čia esminis dalykas mūsų, tas viešumas. Tiems, kurie netiki, kurie galvoja, kad čia galbūt kažkokia sąmokslo teorija, ar ne, gal mes galim pakviesti juos prisijungti ir įsitikinti. Užeikite į kėdainiaivisų.lt, yra kontaktai. Kitą savaitę pasileis ir stojimo formą, kurią užpildysit. Mes gausim tą informaciją, su jumis susisieks mūsų komandos nariai, pakviesi susitikimą, pabendrausim, jeigu tiks Kėdainių krašto ateities kryptis, mūsų matymas, viskas sutaps, prašom, junkitės, tikrai aktyviai dalyvaukim ir čia tikrai nėra kažkoks tai uždaras klubas. Mes norim, kad kuo daugiau kėdainiečių prisijungtų. Planuose renginiai, planuose mokymai, planuose seminarai, idėjų susirinkimas, aptarimas, jų siūlymas, teikimas savivaldybės tarybai, merų ir visiems kitiem. Visi šitie dalykai tikrai bus Kėdainiai visų veikloje.